tau reikia pasakyti, kai baigėsi vakar nuėjo, buvo antrą mano keliavimo aplink Monblano dieną, nuėjo 23 kilometrus, bet tokių buvo nesusipratimų, apsinuodijo, teko 1 valandą prigolti ant žulalės, prieš akmeniuko, kad nebūtų saulas. Išgėrė daugiau elektrolitų, tokių dalykų ir toliau atsirado jėgos, energijai. Ir aš įveikiau 23 kilometrus. Ir buvo labai sunkus kilometrai. Per 15 kilometrų buvo daugiau kaip 1500 sukilims. Tai buvo tik į kalną ir į kalną ir į kalną. O paskutinė buvo 7 kilometrai, tai buvo nusileidims, bet jau ėjo labai. Su tokiais berniukas susitiko Jutei, sako, aš paklausiau, kad ar kaip kryptim dabar reikėt, nemačiau rodiklių. Jie sako, iki mano tašką buvo 8 km, sako, mes tai judam į kempingą. O, sako, man pakeliui. Tai va, ir taip va, nors jau nebegalvoju eit, bet nuėjo. Esu laiminga, dabar va, sėdžiu, jau išmiegojus. Dar ko noriu aš pasakyti, kad ir vėl man kempingas. Tai be jokio didelio pasiruošimo, vėl man atsirado kempingas mano kely. Tai va, be streso. Šiandien prasideda mano 3 keliavimo aplink Monblano dieną. Ko atneš tą dieną, aš nežinau. Sėdžiu vertas pusryčius. Teikės oras, irgi matau, bus neblogas. Bet irgi turi veikti 20 kilometrų. Pečiai apsiprata, kojas apsiprata, kūnas apsiprata. Kaip vakar tai buvo psichologiškai sunku, reikėjo protui paaiškinti, ko aš čia daro, ko aš čia velkto kuprinį ant pečių ir dar tokis kalnas lep. Tai kažkaip reikėjo labai nuraminti proto, ko aš dariau. Aš ėjau skaičiavo žingsnis ir visai ir pačiai buvo nebloga. Bet šiaip tai nuotaika labai puikiai, niekiek nesigaili. Ir aš manau, kad šitokias bus rimčiausias atostogas mano gyvenime. Labai daug žmonių, labai toks apkrauts, labai. Grupėm. Čia yra pats populiariausias Europoje toks, vaizdingiausias. Ir lauksiu šiandienos nuotykių. Dabar valgo pusryčius ir eis pusryčiam dar randosi plikys košės, kavusės ir eis tvarkytis palapinę. Žinot, pagalvoju, kiek nedaug žmogui reikia, viskas telpa į kuprinę. Ko dabar labiausiai norėčiau vaisių. Paskutinę kartą valgiau antradienį, šiandien penktadienis, ja. Ir pagalvoju, blemba, kaip nevertinti to, ko turi. Šiandien prasideda mano 3 diena aplink Monblano, kuprinė jau sukrauta, miegojo kempinge irgi.
aš pailsėdam savo žengsin, įdėjus daug pastangų, pagaliau aš pasiekiau savo numatyto taško, 2500 metrų aukštį, pasifotkinau, pasidžiaugiau, pasižiūrėjo, pailsėjo ir leidos į apačią. Bežygiuojant suteko ukrainiečių kompaniją ir man ta gidė pasakė, kad yra 3 kempingai apačioj. Tai aš buvau labai laiminga, bet aš kažkok tai būdnu, sako, nei to kelią, pro kurį ėjo vis, aš ėjo ketkel, biš buvo striuka, bet viskas man labai gerai įsisprendė. Bekeliaudam to ketkel, suteko italas ir pasakė, kad aš ieško kempingą, jie sako, gerai, tai iki apačią, ten bus autobusas ir tas autobusas atveš tau iki kempingą. Tai man jau buvo ram ir aš vis laiminga, sėdo į autobusą ir nuvažiavo iki kempingą. Trečią dieną solo aplink Mont Blaną. Toks, kaip pasakyti, aš keliauju vien, bet mano toks yra labai didelis kelionės pliusas, kad aš susiplanuoju šiai dienai nuo taško A iki taško B. Kur nueiti. Ir negalvoju, nei kaip bus, nei kas bus, nei trečiaip, nei ketvirtaip. Toks keliavimo metodas gaus, ne metodas, nukeliauju, skaičiuoju žingsnis. Sonkilt buvo per 12 kilometrų, buvo sukilims 1300. Berods tiek, per 12 kilometrų. Tai nebuvo labai stat, bet visą laikį kalną ir į kalną ir į kalną. Taip galvoju, Jėzau, aš pasukėlę, gal jau matysis, gal jau tikslas, ne. Bet va, pasisidėdam, taip pasibūdam ir keliavo. Dabar jau leidžia žemyn, vakar, kempings, kiek čia dabar 2 valandų, dabar yra 3, nu, porą valandų nusileis, pavalgys, viskas. Dienas baigt ir planuosim rytojaus dieną. Vis laimė į visas grožį rašiau į akimirką, aš to supratau ir tik dabar mano tokie veiksmai patvirtinta į tą labiau. Kėlų į kalną Prancūzijoje, o jau leidos Italijai. Ir Italijoje prasidėjo visai kitokie vaizdai, daug tokio apleistų kalnuos pastatų, nu visai kits vaizdas. Irgi kas buvo įdomu. Labai fains kempings, biškį šiandien grybą nupjovė, bet niekas ten atsidūrė kemping, o vis šaiktė irgi susirenks. 18 eurų kempings, va žiūrėk, koks salotas va gražus, pasisakiau, valgyt, norėjo likti, pradėjo valgyt, nelabai nori. Nu, pasijo to žmog, užsitarnavo. Tai ko, šiandien baigės mano solo kelionės dieną aplink Mont Blaną. Dien buvo įdomi, sunki. Prasidėjo Prancūzijai, pasibaigė Italijai. Buvo šiandien sukėlims į kalno 2,5 tūkstančio. Kalnas buvo 2,5 tūkstančio, tai mes tai buvom kokiam 1000, gal biškį daugiau kaip 1000. Tai bet nebuvo lengva. Aš jums pasakys, kaip aš einu. Kažkaip pavargst ir aš labai savęs neprievartauju. Pavargst aš ir prisėd, skaičiuoju žingsnis. Jis labai yra sunku susitvarkyti su protu, nes jam yra neaišku, ko aš čia darau.
Ir nežinau, tikrai nuovargis yra didžiulis. Šiandien toks normalus kempingas, skalbyklė, baras ir taip pasitals. Ir kainos, kad skaityčiau normalios, viskas pavalgė vakarienį, simaudžio, siskalbė rūbs, skalbykla buvo. Yra ir eis mėgoti, ilsaitis rytoj vėl laukia. Aš taip susiplanausi dieną po 20 km. Šiandien pasakys, jums prisipažins, nupjovė grybo ir pasako biškniai tų keliuko, nes mačiau, kad jie tai irgi žmonės, bet tai jie jų mažiau. Ir aš ėšiu paskos. Ašgi nesinaudoju navigaciją. Pasirodo, kad aš ne to kelią, pasako, aš einu, aš visien suprant, kad mašinų važiuojam skelis, kad jis visien kažkur į miestą atves. Ir aš einu, man jau bišk toks stresas, nes žmonės iš paskos nein. Ir ko, aš prieš tai buvau pakalbėjus su ta ukrainietė, kad yra 3 kempingai ir žinojo kempingą pavadinimą, kur jie apsistos Hobo. Ir aš einu, sutenk į tals. Tokie pagyvenę žmonės irgi jie vaikštinėja. Ir priėjom prie tos skelbimų lentos, nes informacinės lentos. Ir aš pasakiau, kur man reikia gerai, sako, eik to va tiesiai. Daugiau jiems sako, eik to taip tiesiai, sako, tenai to autobusas nuveš į to Hobo kempingo. Tas vyrs įlipa į autobusą, akurat tas vyrs įlipa į autobusą, paklausė keliant sustojims Hobo. Jas prie man pasakė, kad antras. Aš tok dėkinga tiem žmonėm, nes aš buvau pavargs taip, kad, žinai, tau. Mes pasikalbėjom su tai žmonėm, tokie fainus žmonės. Aš ir sako, kaip pasakyti, aš esu geras žmogus ir man kelioniai labai, čia ypatingai daug gerų žmonių sutenka. Vis geri žmonės, labai paslaugus, žinot, kaip aš tak sėdint babutę savo praminę. Sėdint babutę, kas eina pro šalį paklausė, ar viskas gera, žinot, gal negera, kad tu atsisėdai. Sakau, vis okei. Taip, kad labai smagu keliauti. Manęs klausė, sako, vilka solo. Nu, va taip, solo ir viskas. Suprantat, aš irgi gal esu bjauri. Aišku, kompanijai keliauti smagiau, bet aš nežinau. Tai va, 3 dienos užbaigtuvės, palapinę pastatyti ir aš dabar jau einu miegoti. Laimeng, labai pavargs, bet labai laimeng. Sūt, prisipirko dalykų iš parduotuvės, kolos, banano, labai buvo pasilgs, banano, nektarino, persiko, viską, buvo čia viską, ir labai kainos normalios, agurkiuko, pusryčiam, jogurto, taip kad Edith turi ką valgyti. Tai žinot, kas čia 10 dienų, tai žmonės keliauja po pusę metų su kuprinėm. Aš pagalvoju, man net taip žinai, kalbėti labai per, kaip pasakyti, aš nesigeriu, aš noriu pasakyti, ką mes vis galim to padaryti. Aš džiaugiuosi, aš noriu su jums pasidžiaugti. Ir viskas, to džiaugsmo paskleisti plačiau. O dar apie to Mont Blanc turą, aš tai suprantu, kad jie yra sudaryti nuo kempingą iki kempingą arba nuo refugės iki refugės. Tie turai po 20 km. Taip kad tai nėra niekas sudėtinga. Kaip žiūrėjau namuos, man taip atrodė sudėtingiau. Nu, bet reikia būt tokiai, kaip atidesniai. Bet žinai, aš kažkaip užlepo, atsipalaidavo, žmonės eini į kairę, aš eini į dešinę. Bet viskas gerai baigėsi, viskas. Einu miegoti dabar. Lauk rytojos. Rytoj biškį mažesnis sukėlimas, 2100 žiūrėjo. Tai ir mūsų per 12 kilometrų. Tai va, ir iki starto vietos autobusas paveš, sustoju prie kempingą, nemokams. Tas, kur atvežė kempingo, irgi nemokams. Taip, kad čia servisas sudaryts labai puikus. O kempingas irgi žiūrėt ant tiek tvarkingas. Tie darbininkai čia zuji.
Atėjo, susimokėjo 18,50 kainavo kempingas, susimokėjo prie žmogų, sako, va, aš jums palydės, visko parodė, čia šiukšlės, čia virtuvė, čia dušas, čia galime įsiplauti, čia pasigaminti visko. Servizas pilnas. Tai va, esu labai laiminga, grynos atostogos. Šiandien prasideda 4 mano žygė dien, laukiu autobusą, kad pavežtų iki tašką, iš kurią reikia startuoti. Šiandien nusimata 2,5 tūkstančio sukilims ir 20 km, 21, sako, bet pasda plus minus, 21 km nužygiuoti. Kempingas buvo labai puikus, taip kažkaip atsigavo, taip biški civilizacijos grįžo, į vaisiai daržovių, į pavalgyti, nusiprausti ir pasikrauti savo gadžets visas, nu žodžiu, viskas puik. Ir dabar laukiu autobusą. Kaip kas bus toliau, nežinau. Bet žinau, kad viskas gerai. Šiandien jau viskas liktai smagiau ir geriau. Jau prisitaikė kūns ir prots. Šiandien išsukė iš tą labai populiarų taką, kur visi ein tuo iš kitokį taką. Visi mano tikslas yra apeiti, o ne apvažiuoti su autobusu. Ir pradžioj buvo labai sunkiai. 2000 metrų per 4 kilometrus sukilims, tai nežinau, kaip aš tai užlipė, bet užlipė. O dabar vingiuoja kels, vingiuoja. Man tokiais, va, jeigu parodyčiau, koks keliuks, vietom net primen Ispanijos giraits, tik tiek, kad ne maumedžiai, ne alyvmedžiai, o maumedžiai. Ketvirtos dienos pabaig, 5 dienos ryt, va prasideda taip 6 valandos, rūks klaidas, miegojo šiandien vien pat laukiniam kemping, nes po vakarykščią
Vakar vėl išėjo, tikslą nepasiekiau ir pagalvoju, kad man reikia miegot čia, prie vandens telkinio. Da man iki tikslo pasiekimo yra 3 km, bet būtų buvę jau vėls vakaras, nežinau, kas tai bus, ne kaip. Ir, nes tai ir ne kempingas, tai irgi taip pat laukinis kempingas, aš pagalvoju, kad aš lėksiu čia ir ryto aš tikiuosi sutvarkysiu ir išeis į kelią. Oi, nežinau, šiandien pilna įspūdžių, toks svajonė sena buvo, tokio vietą išmiegoti. Dabar visien aš tai, kad tas rūksis įsklaidės dar anoj pusėje, kur grins rūks, ten labai gražus kalnai. Nu tiek tos. O čia va mano kuklus pusryčiukai. Čia va košė, čia kavytė, o čia va šokoladas, riešutai. Ir duinytė mano tarnaujant. Va toks trumps reportažas. Aplink Monblano solo kelionę, tangdien šiandien prasideda čia. Ateis vaikus visiškai ir kylam į kelią.